Ar su B kategorijos leidimu galit pirkti C kategorijos ginklus? Labai daug žmonių klausia, tie ypač, kurie turi B kategorijos kovinių ginklų leidimą ir klausia, ar galiu pirkti dujinį ginklą su to pačiu leidimu. Normalus klausimas, bet dėja ne. Ir keista ganėtinai situacija, nes B kategorijos leidimą koviniam ginklui gauti yra sunkiau negu C kategorijos leidimą. Tai atrodytų, kad jeigu jau galit pirkti tą rimtesnį ginklą, rimtesnį ginklą, tai kodėl turit negalėti pirkti paprastesnio, netokio pavojingo ginklo, bet tokios yra taisyklės. Ką aš rekomenduočiau, tai kai išsiminėjat B kategorijos leidimą, tuo pačiu metu išsimkite ir C kategorijos leidimą, nes skirtumai yra tokie, C kategorijos leidimui reikia tik medicininės patikros ir tada galit prašyti policijos, kad jums išduotų leidimą. Ta pačią patikrą jūs turite atlikti ir B kategorijos leidimui gauti. Tai jeigu išsiminėjat B kategorijos leidimą, tuo pačiu metu išsimkite ir C kategorijos leidimą, nes ta medicininė pažyma leidimų išsiėmimui galios 3 mėnesius, tai per 3 mėnesius, kai išsiemot kovinį, galite išsimti ir dujinį ir tada galėsit pirkti visus ginklus. Ir koviniai, ir dujiniai, getbex.com.